Grįžau jau 5 ir 4 epizodus, man nebeįdomu. Į visur nesulaukiu, kas kausis. Taigi. Va. Ir. Tad nustatome ant sunkaus. Nu. Šį epizodą darysim taip. Padarysim taip. Pasimsiu visas tų kasamų dalykų rūdas ir iš jų turėsiu pastatyti nesąmonę. Grįšiu, kai pastatysiu. Taigi, pastačiau vieną statinį iš smaragdo rūdos, o po to statysiu, po to. Ir pastačiau, ir jūs komentaruose turėsit pasakyti, kas čia yra. Ir aš per kitą video, kai statysiu kitą kūrinį, ir aš jums pasakysiu, kas buvo teisus, kas ne. Taigi, aš atsakymą, žinoma, nesakysiu, valia, čia yra. Sakiau, kad nesakysiu, tai nesakysiu. Jūs turėsit atspėti, kas čia yra. Pagal mane tai čia labai lengva šiaip. Bet jeigu kas parašys neteisingą atsakymą, aš ir žvengsiu, verksiu. Šiaip neverksiu, bet žvengsiu. Tai, čia šiandienos statula. Rytojus bus kitokia statula. Rytojus. Čia pasidės, kad nepamiršta. Taigi, šį epizodą pradėsiu taip. Statulą jūs turite atspėti. Komentaruose parašysit, kas tokia yra. Dabar, ką norėjau padaryti, neprisimenu. Šį epizodą aš savo tos, kur pavadinu kas stipriau, čia bus pirmi 3 ar 4 tie. Šitas bus statymą. Ir tos irgi, bus statymą dabar. Statysiu, jūs komentaruose atspėsit kas. Pat išrinksiu nugalėtoją. Kas laimės, tam pasiseks. Tas daiktas tą... Man taip... Jo. Pavarstu, gal to nepasirinkt. O. Šitą man nereikia. Šiandien aš čia statysiu prie jo. Čia bus statulos ir jūs atspėsit kas. Šiandien 2 statiniai šito arenai. Jeigu šito arenai, tada reiškia, kad jūs komentaruose turėsite atspėti, kas tai yra. Kai statiniai bus šito arenai. Jeigu už juos, tai aš šį dekoraciją savo tam pasidarau. Jūs galite tik tai stebėti žengti. Šis labai lengvas. Jeigu kas neatspės, tai visi žengs. Bet jau čia šį blogai pasatys. Bet per multiplayer šį daiktą aš gerai pastačiau. Multiplayer Bull Games. Bet kas užšinės ar Bull Gamesus tam serveriuose, kad visi už save. Man labiau tai patiktų, kad visi pagal savo nuomonę vertintų.
Ką aš padariau? Tą kūrinį. Man tai būtų geriau, aš nežinau kaip jums būtų geriau. Bet, nu, man tai būtų geriau. Aš daug padariau. Jūs savo nuomonę irgi galite parašyti komentaruose. Ir klausimus komentaruose galite pasakyti. Per kitą klipą aš atsakysiu į tuos klausimus. Aš žinau, aš blogai darau. Jūs man net nerašykit, kad aš blogai darau komentarus. Net nerašykit. Neįdomu man čiužinėt. Jis jau čiužino, kas toks. Bet aš neprisimenu. Čia dedas balta. Bet turėtų būti. Taip. Ir jūs į komentarus parašot, kas čia ir kas čia. Ir toliau bus kitokie statiniai, bus viskas kitaip. O čia kol kas tiek. Jūs į komentarus parašot, kas jau tokie. Tada... pasižiūrėsim kas. Tada aš pagalvosiu. Pagalvokime, ką aš dar galėčiau pastatyti. Sau šiaip namelį pastatysiu. Čia kur nors. Čia jis nerašykit, kas tas toks. Nesakau, kas arenoje aplink tuos torus. Ta jūs į komentarus rašot, atspėkit, kas jie tokie. Išrinksiu nugalėtoją, tas nugalėtojas galės nežinau, nesuvoju, buvo padariau. Bet jeigu neparašysit į tą komentarus, kas tokie daiktai čia, aš jam dalykų padaryti. Dabisiu to. Jeigu neparašysit, kas čia tokie dalykai, aš užskaitysiu, kad jūs nežinot. Ir tada... pasakyk per kitą tą, užsiskaitysiu, kad kažką padariau blogai. Nesu. Užsiskaitysiu, kad nežinau. Aišku, jūs dabar galite ir nežiūrėti, nes čia jums neįdomu bus, kad aš savo namą status. Dar vienas dalykas. Jeigu žinot gal kokį MC serverį, atsiųskite į komentarus, aš žiūrint, jeigu laiko turėsiu, aš kitam video sulošiu tą serverį, tam serverį. Jeigu norit. Ir jeigu žinot. Atsiųsit.